pamatyti savo netobulumą yra grandiozinis žingsnis išsilaisvinant iš dramatiško gyvenimo būdo. Kai turi begalybę lūkesčių iš išorinio pasaulio ir tie lūkesčiai realizuotis praktiškai šansų neturi. O tie, kurie realizuojasi, jie netitinka 100% mano lūkesčio. Ir kai ateini į tą vidinį pamatymą, kad aš nesu tobulas ir nėra nei vieno tokio tobulo, tai įvyksta toks išsilaisvinimas, kad nuo to taško gyvenimas toliau pajuda visiškai kita kryptim. Galbūt istorijos, siužetai, jie ne iš karto keičia kryptį, bet vidinės reakcijos, vidinės santykis į tas istorijas, į tuos siužetus iš esmės kinta. Kai nuimi bet kokį lūkestį, viltį iš kito žmogaus, iš kitų žmonių, kad jie elgsis būtent vienokiu ir kitokiu būdu man suprantamu kaip teisingu, aš save į nelaisvę uždarau. O toj nelaisvėje tie išoriniai procesai jie vis tiek vyksta. Bet būtent toje savo įsitikinimų, nuostatų, lūkesčių nelaisvėje aš imu patirti pasaulį kaip dramą, kaip problemą. Ir netgi jeigu palei faktą situacija nėra tiek problematiška, neuroniniai procesai tokias inercijas suformuoja, kad automatiškai ima vykti tokios dramatiškos reakcijos emocijų pagrindu. Tačiau, kai kažkurio tai momentu užgimsta vidinis nušvitimas, suvokimas, kad pasaulis yra toks, koks yra ir nei aš jo pakeisiu, nei jo reikia keisti, nei yra galimybė tai padaryti. Bet aš galiu tai padaryti savyje, savo inercijose, savo įpročiuose, patirti save ir pasaulį, matyti save ir pasaulį, jausti save ir pasaulį, žiūrėti tam tikrų kampų į save ir pasaulį. Ir tie vidiniai pokyčiai, jie lemia, kad aš savaime nustoju patirti iš pasaulio dramas. Netgi jeigu tos situacijos ir siužetai, jie iš tikrųjų ne patys palankiausi, kurie tuo metu, tarkim, vyksta. Bet iš vidaus matosi dar gilesni procesai, kam man šiuo momentu, šiame etape tai reikalinga, kokia vertė to proceso, kuris ten vyksta, su minuso ženklu. Ir į kokias galimybės tai mane pastumėja. Ir toks pasaulio patyrimas ir žvelgimas į pasaulį per tokį kampą, jisai išlaisvina, bent atpalaiduoja.
Tai kol kas tiek.